vieni susiduria su svorio metimo problema, kitose šeimose nuolatinė bėda yra nevalgus mažylis. Kuomet vaikas užkanda tik labai retai, tuo varydamas į neviltį savo tėvelius ar močiutes ir paprastus pietus paversdamas tiesiog spektakliais ar nurydamas vieną kitą kąsnelį už pažadėtą dovanėlę, tai išties tampa rimta problema. Todėl dabar mes ir paruošėme siužetą apie tai, ką reikia daryti, jeigu jūsų vaikas neturi apetito. Valgo Adomas. Ne. Adomai. Ne. Žiūrint į šį 2 metukų neturintį Adomą, nori spaudė šypseną. Linksmai atrodo tėveliui nekartojantis mažylis. Tačiau tie tėvai, kurie realiai ir gana dažnai susiduria su panašia nevalgymo problema, tuo metu visai nesišypso. Juk nejuokinga, kai paskui savo atžalą lakstai su šaukšteliu, o jis vis tiek protestuoja ir nevalgo. Mintis, kad alkanas vaikas lengviau nusilps ir susirgs, neapleidžia dažnos mamos ir tėčio. Tuomet ko tik neprisigalvoja tėvai, kad tik jų vaikeliui sukeltų apetitą. Ne viena mama iš tikrųjų susiduria su tom problemu, kad vaikas nevalgo. Tiesiog nėra apetito. Ką dažniausiai daro mamos? Aišku, vaikui nepriversi jo valgyti, neįsakys ypač mažam vaikui. Tai ką jos dažniausiai daro, tai jos renkasi produktus, kuriuose yra kartumynų, tai bandydamos sužadinti vaiko apetitą. Bet dažniausiai tokie preparatai, produktai yra kartaus skonio ir vaikams tiesiog jie nepatinka. Ryšium su to nusprendėme į rinką tiekti naują produktą. Tai yra maisto papildą Oiledixin Nem-Nem. Manto rate daug jaunų šeimų, kurios žino, ką reiškia nevalgus vaikas. Žaidimai už mamą, už tėtę, už močiutę, šuniuką ir panašiai ne visada suveikia. Kartais tenka ieškoti medikų pagalbos. Todėl patirtį farmacijos srityje turintis Mantas ieškojo išeities, kaip būtų galima sužadinti vaikų apetitą. Ir tuomet sukūrė analogų neturintį maisto papildą. Paprastas dalykas, augi ir kartu su savo vaiku ir matai iš tikrųjų, kokie yra vaikų poreikiai. Ir ko, sakykime, yra rinkoje ir ko trūksta žmonėms. Pagal tai iš tikrųjų ir atsirado ta idėja, sprendžiant tą problemą, sukurti būtent maisto papildą vaikams, kuris skatina, gerina vaikų apetitą. Nes tai iš tikrųjų yra labai aktuali problema. Nes vaikui ypač 1-3 metų neįsakysi, nepriversi jo valgyti, jeigu jis tiesiog užsispiria ir nenori. Lietuvos rinkoje analogų neturintis sirupo konsistencijos maisto papildas Nem-Nem ne tik skatina apetitą, bet yra malonaus aviečių skonio, lengvai dozuojamas vaikams. Šio sirupo reikėtų duoti po 1-3 šaukštelius maždaug prieš pusvalandį iki maisto. Kuom pasižymi maisto papildas Oiledixin Nem-Nem? Tai pirmas dalykas. Augaliniai ekstraktai esantis maisto papilde skatina virškinimo liaukų sekreciją bei tulžies išsiskyrimą. Taip didina vaiko apetitą. Antras dalykas, jame yra multivitaminai. Ką tai reiškia? Dažniausiai, jeigu vaikas neturi apetito, žinoma, su to susiję, kad jis mažiau suvalgo maisto, dažnai jam trūksta vitaminų. Todėl vartodami Oiledixin vaikai papildys savo organizmą būtiniausiais vitaminais. Ir trečias dalykas, ką reikėtų tikrai paminėti, kas yra svarbu, tai yra malonaus, skanaus skonio. Nem-Nem sudėtyje esantys augaliniai ekstraktai bei vitaminai skatina apetitą, subalansuoja medžiagų apykaitą ir padeda geriau įsisavinti maisto medžiagas. Maisto papildo raudona spalva ne dėl dažiklių, o natūrali, kadangi sudėtyje yra aronijų sulčių. Nem-Nem nuo balandžio 1 dienos galima įsigyti visose Euro vaistinėse.